2023 m. kovas. Daugiau nei metai po pilno masto invazijos į Ukrainą pradžios. Lenkijos-Ukrainos sieną kerta autocisternos, gabenančios apie 38 tonas lietuviškų suskystintų naftos dujų, pagamintų Mažeikiuose. Degalų Ukrainai labai reikia. Tačiau krovinį importuojantys ukrainiečiai neįtarė, kad dujos visai nelietuviškos. Degalų kilmė lietuviška tik popieriuje, nes apsukrus verslininkai apeidinėja Ukrainos sankcijas ir kariaujančiai šaliai parduoda degalus ne iš šią remiančios šalies, o iš tos, kurie užpuolė. Ar jūs vežėt rusiškas LPG į Ukrainą? Ar kanus esi apsigėręs, ar apsirūkęs, ar apsikramtęs? Išsiplauk galvą, jeigu esi susitrenkęs, susitvarkyk ir aš to atvakysiu, gerai? Rusijos energetikos sektorius vienas svarbiausių Kremliaus režimo pajamų šaltinių. Taigi ir labai svarbus karo prieš Ukrainą finansavimo įrankis. Būtent dėl to priimamos vis naujos ES sankcijos, kurių tikslas – apriboti rusiškų dujų importą. Būtent dėl to Ukraina neįsileidžia rusiškų degalų, kad ukrainiečiai nemokėtų už karą prieš savo valstybę. Tačiau yra verslų, kuriems pinigai neturi kvapo. O mes nustatėme bent kelias lietuviškas įmonės atsakingas už milžiniškų kiekių abejotinos kilmės suskystintų dujų eksportą į kariaujančią Ukrainą. Tačiau prieš gilindamiesi į detalės sudėliokime keletą akcentų. Visų pirma, šis tyrimas yra ne apie gamtines dujas, o apie naftos dujų produktus, dažniausiai naudojamus automobiliuose. Jei gamtinių dujų prekybą kontroliuoja valstybės institucijos, suskystintas naftos dujas gabena ir į mūsų automobilius pila privačios įmonės. Būtent tokios įmonės pagrindinės šio tyrimo veikėjos. Antra, šis tyrimas yra ne apie ES, o apie Ukrainos sankcijas. Netrukus po to, kai 2022 metais į Ukrainos regionus pradėjo veržtis rusų armija, Ukrainos vyriausybė uždraudė rusiškų naftos dujų importą. Į Ukrainą buvo leista importuoti tik dujas iš ES valstybių ir tik pateikiant dokumentus, kuriuose būtų nurodyta produktų kilmė. Ši priemonė turėjo užkardyti bet kokią prekybą dujomis su okupantais. Tačiau, kaip rodo mūsų surinkti duomenys, greitai atsirado verslų, išmokusių apeiti Ukrainos sankcijas ir rusiškas dujas į užpultą valstybę eksportuoti kaip lietuviškas. Pirmus pranešimus apie tai, kad ukrainiečiai per lietuviškas įmonės moka už karą prieš save, gavome dar 2023 metais. Tuo metu rusiškas dujas į Lietuvą importuoti buvo galima visiškai legaliai ir mūsų įmonės tai darė labai sėkmingai. Iškart po karo pradžios ir Ukrainos užsidarimo nuo rusiškų dujų, Rusijos ir Lietuvos dujų prekyba naftos dujomis išaugo daugiau nei 70%. Lygiagrečiai pastebėjome ir didėjančius dujų srautus iš Lietuvos į Ukrainą. Taigi turėjome daug indikacijų, kad menamas lietuviškų dujų eksportas iš tikrųjų kvepia Kremliumi. Bet, kadangi dujų molekulės neturi paso, įrodyti jų rusišką kilmę buvo neįmanoma. Iki šių metų pavasario. Būtent tuomet Ukrainos teismų informacinėje sistemoje atradome pirmuosius įrodymus. Vienas po kito Ukrainos teismuose buvo priimami sprendimai, parodę, kad Lietuva iš tiesų buvo naudojama Ukrainos sankcijų apėjimui. Ir naudojama masyviai. Šių bylų pagrindų pavyko identifikuoti dvi sankcijų rusiškoms dujoms apėjimo schemas. Pirmuoju būdu įmonė įsigyja suskystintų dujų iš Orlen Lietuva, gauna degalų kilmę patvirtinantį dokumentą ir gabena prekes į Ukrainą. Tačiau Ukrainos sieną kertantis krovinys sveria daugiau nei tas, kurį pardavė Mažeikių naftos perdirbimo gamykla. 11 tonų krovinys tampa 15 tonų kroviniu, o 12 tonų dujų tampa 19 tonų. Kaip? Įmanomi du variantai. Pirmas, krovinys iš Mažeikių gali būti praskiedžiamas dujų produktais atgabentais iš kitų valstybių. Antras, sertifikato naudojimas visiškai ne Mažeikiuose pagamintiems degalams. Antroji schema, kaip rodo Ukrainos teismų sprendimai, populiaresnė. Šiuo atveju įmonės taip pat įsigyja naftos dujų iš Lietuvos gamintojo ir gauna degalų kilmę patvirtinantį kokybės sertifikatą. Ukrainos sieną pasiekęs krovinio kiekis netgi sutampa su tuo, kuris turėjo išvažiuoti iš Orlen Lietuva.
Vienintelė problema ta, kad tas pats dokumentas muitiniai paduodamas kelis, keliolika ar kelias dešimtis kartų. Kitaip tariant, veikiama cisternų multiplikatoriaus metodu. Pavyzdžiui, vietoj 20 tonų, kurias iš tikrųjų parduoda Orlen Lietuva, Ukraina pasiekia daugiau nei 1000 tonų. Taip viena ir ta pati Mažeikiuose pripildyta autocisterna Ukraina pasiekia daugybę kartų. Orlen Lietuva patvirtino žinanti apie Mažeikiuose išduotų sertifikatų naudojimą Ukrainos sankcijų apėjimui. Didžiausia Lietuvos įmonė taip pat ėmėsi ir prevencinių priemonių. Jūsų minimos schemos mūsų bendrovė yra žinomos. Visų pirma, turime pabrėžti, jog mes netoleruojame jokių korekcijų, pakeitimų ar tiesmukų Orlen Lietuva išduotų dokumentų falsifikavimo. Glaudžiai bendradarbiaujame su Ukrainos energetinės muitinės biuru ir nuo 2023 m. balandžio oficialiai teikiame jiems visą informaciją susijusią su mūsų išduotais kokybės pažymėjimais. Šis įrankis jiems labai pravartus, nes suteikia galimybę gauti informaciją tiesiogiai iš produkto gamintojo, be galimų tarpininko interpretacijų degalų tiekimo grandinės viduryje. O dabar, kai jau žinote, kaip tai veikia, laikas papasakoti, kas tuo užsiima. Oficiali statistika rodo, kad vienas didžiausių rusiškų naftos dujų importuotojų pirmais karo metais degalinių tinklas Jozita, jau ne kartą pasižymėjęs įsitraukimu į Lietuvos politiką. Kai vienus politikus kaltino dėl brangstančių degalų, o kitus mielai reklamavo kaip gelbėtojus. Jozitos vardas figūruoja bent 4 Ukrainos teismų sprendimuose, susijusiuose su abejotinos kilmės naftos dujų kroviniais. Kartais Jozita gabeno rusiškas dujas kaip pagrindinis tiekėjas, o kartais per tarpininkaujančią įmonę Slovakijoje. Tačiau visais atvejais buvo naudojamas pirmasis sankcijų apėjimo metodas, dalį ar visą naftos dujų kiekį pakeičiant nelietuviškos kilmės degalais. Taigi, susisiekėme su Jozitos direktoriumi Jonu Jokubauskiu ir pamėginome užduoti keletą klausimų apie degalų eksportą į Ukrainą. Bet verslininkas vietoje atsakymų pasirinko įžeidimus. Ar jūs vežėt rusiškas LPG į Ukrainą? Ar kam esi apsigėręs, ar apsirūkęs, ar apsikramtęs? Išsiblaivyk ir paskani. Ar jūs vežėt rusiškas LPG į Ukrainą? Gerbiamasis, išsiblaivyk arba eik išsiplauk galvą, jeigu esi susitrenkęs, susitvarkyk ir aš tavo atsakysiu, gerai? Jozitos veikla verta dėmesio ne tik dėl dujų eksporto į Ukrainą, nes paaiškėjo, kad degalinių tinklas mėgino apeiti ne tik Ukrainos, bet ir ES sankcijas rusiškiams degalams. Rusiškas dujas į Lietuvą Jozita importuodavo per tarptautinę įmonių grandinę. Pavyzdžiui, per Kipre registruotą bendrovę Genver Limited, kuri degalinių tinklą aprūpindavo dideliais kiekiais Rusijos koncerno Lukoil produkcijos. Praėjusių metų pabaigoje įsigaliojus naujam ES sankcijų paketui, tokia prekyba tapo negalima. Tačiau Jozita tęsė rusiškų dujų importą. Įmonė tolesnius krovinius gabeno įrodinėdama, esą rusiškos dujos į Lietuvą keliauja pagal ankstesnes, iki sankcijų įsigaliojimo sudarytas sutartis. Muitinės pareigūnams Jozitos pateikti dokumentai sukėlė rimtų abejonių ir krovinius atsisakyta įleisti į Lietuvos rinką. Tokius muitinės pareigūnų veiksmus Jozita apskundė regionų administraciniam teismui. O jis degalinių tinklo argumentais nepatikėjo. Buvo nustatyta, kad muitinė pagrįstai neįleido krovinių į Lietuvą, o Jozitos veiksmai kėlė rimtą ES sankcijų pažeidimo riziką. Jau girdėjote, kaip Jozitos vadovas atsakinėjo į klausimus apie rusiškų dujų tiekimą Ukrainai. Ir jeigu manote, kad į klausimus apie teismo sprendimą jis atsakė kitaip, smarkiai klystate. Kaip suprantu, teismas palaikė muitinės pusę ir pripažino, kad tie jūsų kroviniai buvo nepraleisti pagrįstai, tai norėjau pasiteirauti, ar skųsit šitą sprendimą. Tai palautau, reiškia, ar aš pasigirsiu skųsiu, ar neskųsiu, skaniom mėgos. Mano darbas yra paklausti. Tai mano darbas yra... Koks mano darbas yra? Jūsų darbas gal paklausti, mano darbas neatsakyti. Jozitos atvejis tikrai spalvingas. O jos į Ukrainą eksportuotų abejotinos kilmės naftos dujų kiekiai vieni didžiausių Lietuvoje. Bet ne patys didžiausi. Nes čia karaliauja rusiško kapitalo įmonė, kurios savininkė sugebėjo įgyti lietuvišką pasą. Ne bet kaip, o
apmulkindama prezidentą. Gazimpeksas. Vilniuje įsikūrusi įmonė, kuri prasidėjus plataus masto invazijai Ukrainoje, savo apyvartą sugebėjo padidinti daugiau nei 5 kartus. Gazimpeksas – didžiausias rusiškų suskystintų dujų importuotojas Lietuvoje, mūsų turimais duomenimis. Gazimpeksas į Ukrainą eksportavo naftos dujų, kurių vertė matuojama 10 milijonų eurų. Rusiškų naftos dujų importo lyderė savo prekes į Ukrainą gabeno kaip lietuviškas. Ir būtent Gazimpekso vardas figūruoja turbūt įžūliausiose Ukrainos sankcijų apėjimo schemose. Ukrainos teismuose radome 5 bylas, kuriuose minimas Gazimpeksas. Visose jose pasikartoja ta pati schema, kuria bandoma užmaskuoti tikrąją krovinio tautybę. Ukrainos įmonėms ir muitiniai Gazimpeksas į rankas įduoda Orlen Lietuva išrašytą sertifikatą. Šis dokumentas patvirtina, kad importuojamos suskystintos dujos pagamintos Lietuvoje. Bėda ta, kad tas pats dokumentas Ukrainos tarnyboms pateikiamas ne 1, ne 2, o kartais ir ne 10 kartų. Pavyzdžiui, vienoje bylų teigiama, kad 2023 metų pradžioje šiek tiek daugiau nei per mėnesį 9 Ukrainos įmonės, pasinaudodamos Gazimpeksų išrašytų Orlen Lietuva sertifikatu, importavo daugiau nei 1000 tonų naftos dujų. Orlen Lietuva patvirtino, kad sertifikatas buvo išduotas jų, tačiau daug mažesniam kiekiui – beveik 20 tonų. Taigi tas pats dokumentas panaudotas 56 kartus didesniam dujų kiekiui. Ukrainos muitinės vertinimu tokiais atvejais deklaruojama lietuviška krovinio kilmė – tik fikcija. Vienintelis kilmės šalies patvirtinimas yra 2 dokumentai – kokybės sertifikatas ir sąskaita faktūra išduota remiantis kokybės sertifikatu. Iš tiesų nėra jokių dokumentų patvirtinančių 18 390 kg dujų kokybę ir kilmę. Tačiau pilietybę keitė ne tik Gazimpekso dujos, bet ir šios įmonės savininkė. Ji lietuvišką pasą įgijo prisiekdama ištikimybę mūsų valstybei ir apmulkindama mūsų valstybės prezidentą. Susipažinkite, Nikolajus ir Oksana Jelisejevai. 2 sutuoktiniai iš Rusijos ilgą laiką tiesiogiai kontroliavę Gazimpeksą. Vystydami verslą Lietuvoje, jie abu gavo teisę gyventi mūsų šalyje, o vienas jų ir Lietuvos pilietybę. Nikolajus Jelisejevas ėjo Gazimpekso direktoriaus pareigas nuo 2021 metų iki praėjusių metų Liepos. Prieš užimdamas pareigas Gazimpekse, jis buvo dujų prekybos departamento vadovas Rosneft. Antroje didžiausioje Rusijos valstybinėje įmonėje, kuri užsiima suskystintų dujų prekybą ir kuri patenka tiek į ES, tiek Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sąrašus. Dirbdamas Gazimpekso vadovu, Jelisejevas turėjo leidimą gyventi Lietuvoje. Migracijos departamento pateiktais duomenimis, leidimo galiojimas šiuo metu yra pasibaigęs ir pratęstas nebuvo. Kuomet vyko didžiausios neva lietuviškų dujų eksporto į Ukrainą operacijos, Gazimpekso savininkė buvo Nikolajaus žmona Oksana Jelisejeva. Dar 2021 metais prezidentas Gitanas Nausėda šiai moteriai suteikė Lietuvos pilietybę. Kokiu pagrindu prezidentas suteikė pilietybę verslininkiai iš Rusijos? Migracijos departamentas nurodė, kad tam buvo 2 motyvai – moters lietuviška kilmė ir rusiško paso atsisakymas. Oksana Jelisejeva Lietuvos Respublikos piliečio teisės, laisvės ir pareigas įgijo 2022 m. Liepos 28 d., kuomet nustatyta tvarka prisiekė Lietuvos Respublikai. Prieš tai 2022 m. birželio 20 d. atsisakė Rusijos federacijos pilietybės, kadangi teisės į daugybinę pilietybę Jelisejeva neturi. Vis dėlto panašu, kad ponia Oksana apgavo tiek Gitaną Nausėdą, tiek jos pateiktus duomenis tikrinusį Lietuvos valstybės aparatą. Nes mūsų gauti duomenys rodo, kad prabėgus daugiau nei metams po jos priesaikos Lietuvos Respublikai, Oksana toliau sėkmingai naudojosi rusišku pasu. 2023 kovą Jelisejevas skrido iš Maskvos į Serbijos sostinę Belgradą. Tų pačių metų gegužę dar vienas reisas priešinga kryptimi – Belgradas, Maskva. Nutekėję Rusijos tarnybų duomenys rodo, kad abiems skrydžiams Jelisejeva panaudojo tą patį asmens dokumentą – 2021 metais išduotą Rusijos pasą. Rusijos federacijos piliečiai turi vidaus pasus ir turi užsienio pasus kelionės dokumentus. Kelionės dokumentus gali turėti 2.
Tai dėl to labai įmanomas variantas, kad vieną priduodi, taip neva atsisakydamas, o kitą išlaikai nutilėdamas. Ir tai yra Lietuvos institucijų apgavystė. Tai yra ir aš manau, kad tokie dalykai, kai yra sužiūrimi, jie turi būti griežtai baudžiami, sankcionuojami. Labai keista, kad žmogus praėjo visas patikras, kai matai, kad šeimyna tai yra susijusi su Rosneft. Dabar pas mus netgi, jeigu tu, ten, nežinau, buvai sargas Gazpromo gamykloje, tai kur nieko su politika nesusijęs, tai praktiškai negausi Šengeno vizos. Neįtikėtina ir keista, kaip šis konkretus žmogus praėjo visus filtrus. Taigi, apibendrinkime. Žinome, kad Gazimpeksas didžiausia rusiškų suskystintų dujų importuotoja Lietuvoje. Prasidėjus pilno masto Rusijos invazijai prieš Ukrainą, įmonės pajamos šovė kiaurai lubas, o solidžią dalį šių pajamų sudarė naftos dujų eksportas į Ukrainą, prekes pristatant kaip lietuviškas ir pasitelkiant prekių kilmės klastojimo priemonės. Įmonės vadovas tuo metu buvo su Rosneft susijęs verslininkas. Jo žmona įgijo Lietuvos pilietybę, deklaruodama, kad išsižadėjo rusiško paso, nors po metų juo be problemų naudojosi. Apie visą tai norėjome pasikalbėti ir su Gazimpekso vadovybė. Bet pasibeldus į įmonės duris, nespėjome užduoti ne vieno klausimo. Prašau, labą dieną. Sakykit, ar į UAB Gazimpeksas pataikiau? Malonu, aš Šarūnas Černiauskas, žurnalistas. Ne, ačiū. O vadovų savininkų nieko nėra? Ne, nieko nėra. Nieko nėra, tikrai atsiprašau, bet... Tai mes turim klausimų su Gazimpekso veikla susijusių. Tai Deja. Antrąsyk susisiekus su Gazimpeksu, įmonė maloniai pažadėjo į klausimus atsakyti raštu. Atsakysit? Aha, puiku. O galbūt jūs ponios Oksanos kokius nors kontaktus turit, nes bandau neturim, dėja. Dėja, neturim. Ir Nikolajaus Ilisejevo irgi neturit? Ne, nebeturim nieko. Nebeturit, supratau. Nebeturim. Gerai, tai lauksiu jūsų atsakymą. Prašau, iki malonaus. Iki malonaus. Duotą pažadą Gazimpeksas ištesėjo ir pareiškė, kad jokiose sankcijų apėjimo schemose nedalyvavo. UAB Gazimpeksas įstatymais draudžiamos veiklos nevykdo, reikiamus duomenis, deklaracijas ir dokumentus kompetentingoms viešosios valdžios institucijoms nuosekliai ir laiku teikia. Bendrovė į Lietuvos biudžetą visus priklausančius mokėti mokesčius laiku ir tinkamai moka, taip pat ir atsiskaito su visais kontrahentais. Jūsų nurodyta informacija apie Orlen Lietuva sertifikatą tikrovės neatitinka. Konkrečių komercinių sandorių UAB Gazimpeksas nekomentuoja. Nikolajus ir Oksana Jelisejevai Gazimpekso valdyme šiuo metu nebedalyvauja. Naftos dujų prekybos įmonė į platesnius komentarus apie buvusius savininkus ir vadovus nesileido. Mėginome susisiekti ir su Nikolajumi bei Oksana Jelisejevais. Pavyko rasti ir abiejų Gazimpeksą kontroliavusių sutuoktinių mobiliojo ryšio numerius. Bet Jelisejevai į skambučius ir žinutes neatsakė. Абонент не берет трубку. Попробуйте перезвонить позднее. Если вы хотите... Ukrainos teismų sprendimuose aptikome ir daugiau lietuviškų įmonių, kurios vertėsi naftos dujomis su galimai pakeista pilietybė. Visgi, jų išgabenti abejotinos kilmės degalų kiekiai nepalyginamai mažesni nei Gazimpekso ar Jozitos. Ir būtent šių dviejų įmonių veikla kelia daugiausiai klausimų. Tačiau ir tai dar ne viskas. Mūsų atskleista Ukrainos sankcijų apeidinėjimo schema sistemiškai naudojama ir kitose valstybėse. Kaip teigia Ukrainos muitinė, problemos susijusios su kilmės šalies nustatymu neapsiriboja tik tiekimu iš Lietuvos Respublikos ir Baltijos šalių, bet taip pat susijusios su kitomis kilmės šalimis. Ukrainos teismų bylos patvirtina, kad įmonės registruotos Latvijoje, Estijoje, Kipre, Slovakijoje, Vokietijoje ir net Jungtinėse Amerikos valstijose sėkmingai naudojosi Orlen Lietuva dokumentacija ir pardavė ukrainiečiams dujas, kurios lietuviškos buvo tik popieriuje. Nepaisant didelio šios schemos masto, Ukrainos teismai realių priemonių šios schemos užkardymui neturi.
Net ir atskleidus piktnaudžiavimo atvejus, Ukrainos teismai gali nubausti tik ukrainiečių įmonės, nors jos galimai į schemas buvo įtrauktos visiškai nežiniomis. Klausimas, ar importuotojai, ar Ukrainos veikėjai apie tai buvo informuoti ir tai darė sąmoningai, ar tiesiog buvo suklaidinti. Jeigu suklaidinti, tai čia būtų nusikaltimas kvadratu ir tada atsakomybė gula ant tarpininko pečių. Vyčio Jurkonio vertinimu, čia atsakomybę prisimti turi Lietuvos institucijos. Lietuva labai daug kalba apie tai, kad Europa vis dar prekiauja su Rusija, ypač energetikos sektoriuje ir mes tiesiog čia neturim prabangos prasileisti dėl to, kad mums rodys pirštų. Pas jūs irgi lygiai taip pat vyksta, tai ko jūs čia triukšmaujat. Tai tikrai mes čia turim būti itin griežti tam, kad galėtume tęsti tą savo vertybinę ir ne tik ir pragmatišką politiką, dėl to, kad visa tai, tas energetikos sektorius didžiąja dalimi finansuoja Rusijos karą prieš Ukrainą. Taigi parodėme, kaip dujų pilietybės keitimas tapo atskira verslo šaka, kurioje pelną generuoja ne sąžininga prekyba, o dokumentų klastojimas ir institucijų mulkinimas. Parodėme ir tuos, kas krovėsi pinigus Ukrainos rinkai tiekdami šią valstybę užpuolusių okupantų produkciją. Ir taip versdami ukrainiečių susimokėti už karą prieš savo valstybę. Įrodėme, kad abejotinos kilmės dujų prekybą per Lietuvą vykdė ir asmenys susiję su Rusijos valstybinė energetikos pramonė. O tarp jų naudojamų būdų įsipatoginti Lietuvoje ir pilietybės įgijimas, Lietuvos institucijas paliekant kvailio vietoje. Na ir galiausiai, dar kartą parodėme, kad Lietuvoje netrūksta verslų, kuriems pelnas yra prioritetas, o pinigai kvapo neturi. Net tada, kai jie persisunkia krauju.